maratonas. Ne, šalta žiauriai. Taigi, turim dar vieną bėgimą. Deja, jeigu jūs tikėjotės labai aukštos kokybės su šitą gražią kamerą, tai jūs labai klydot, nes filmuosiu vis tiek su action cam. Taigi, turime bėgimą, biškį ilgesnį negu praeitą video, kur bėgau. Šį kartą turime eko maratoną. Čia kažkur postelį išdėsiu. Eko maratoną, kaip ir vardas jau minė, bėgsim maratoną. Tai bėgsim miške. Vienas ratas miške yra 4,2 km, bėgsim 10 ratų. Greita matematika, 10 ratų yra 42 km, ko aš turėčiau išbėgti. Teoriškai. O šiaip mano laikas maratonai yra 4 valandas 45 minutės, ką išbėgau praeitais metais. Teoriškai norėčiau aš šiais metais pagerinti ir įlipti 4 valandas, bet čia, žinot, pirmas maratonas šiais metais, šalta, nu, pažiūrėsim, gausis norai dideli, kaip sakoma. O dabar turim žodį iš mūsų rėmėjų. Budris. Taigi, kadangi dar subscriberių nėra daug, tai reiškia nėra rėmėjų. O kad padėtumėt mano YouTube augti, tai gali palaikinti, pasubscribinti ir dar kažką būtinai pakomentuokit. O toliau einam ruoštis bėgimui. Nu, maždaug tai bus. Pačekinam oro. Geriau. Netgi sakyčiau ir visai gerai. Aš kartais savęs paklausiu, kodėl aš darau šitos videokus. Kodėl aš rodau čia tą bėgimą, ne čia kam įdomu, bet tik noriu parodyti jums, kaip nėra sunku dalyvauti bėgimo varžybose. Nes kai aš pradėjau bėgioti, tai man atrodė, kad norint dalyvauti bėgimo varžybose, turi būti profesionalas, ten žiaurus, karočiai bėgiotojas. O pasirodo, reikia tiesiog biškį turėti norą ir biškį turėti valios. Noro yra, o valią rasim trasoj. Kur valia? Keliavom į vasaros estradą. Pasistačiau biškį toliau, kad kai baigsiu bėgimą, būtų kuo sunkiau pareiti link mašinos. Toks planas. Prisimenu, kai minėjau, kad noriu parodyti žmonėm, kad galim sportuoti nebūnant sportininkais. Tai va čia, kiekvieną sekmadienį, 10 val. Ryto, išsirikiuojam. Čia gal įdės kokių kadrų, kai mes sportuojam. Bet 10 val. Sekmadieniais 10 val. Susirinkam ir sportuojam. Nemokamai. Ačiū Gediminui Simučiui, shout out už treniruotis. Parašiau tokį žvėrį kaip mane. Nu, dar negaliu nieko girti, dar nesubėgu maratoną. Dar tik einu numeriuką pasimti. Bet va čia. Čia prakaito išlieta. Pasirodo, tai jau per anksti. Nu va. PM6 eko maratonas. Šalta, žmonių nėra, tai tikriausiai vyniojam meškerės atgal iki mašinos. Aš negi galvoju arčiau pasistatyti, kažkaip galvojau, kad čia bus eilės. Matai kaip, tai aš tiesiog einu turbūt iki mašinos ir arčiau pasistatyti. Kol kas džiaugiuosi, kažkodėl jaudinas. Iš vis nėra dėl ko turėčiau jaudinas, bet dėl jaudinas. Visas smagus, laimingas. A turim tai maratoną? Nu jo. Na štai ir atėjo metas laisvodienį. Po ilgo laukimo pagaliau susirinko žmonės ir pasileido vaikų startą. Tai reiškia, kad reikia pradėti apšilimą. Biški kojas į vieną žoną, pasisveikinti su kolega, tada biški toliau nuo kameros, kad iš vis nieko nesimatytų, biški tokį, biški anokį. Nu, padariau apšilimą. Aišku, viso nerodysiu, nes išsijuoks iš manęs treneris. Tai pamatysi tik biškį. Parašykit komentarą, ar norėtumėt apšilimo video padarysiu atskirą kokį nors. Yeah.
Whipping the yam, whipping and flipping the yam, turning her brick to a lamb, re-rocking the dope, soon as they get off the road. Open the sink, dropping that work like a ride, serving a new Maserati, get a brand new Maserati, give a whole lot of new money, catching that hot in the 12, moving them squares in them bills, serving the raw as a year, eating that China like it's a kitchen, whipping it, fishing, working no syrup, I'm rubbing them head, make myself a boss in them. Pirmas ratas sunkiau suvažiuoti, bet, žodžiu, traukinys ant bėgių, dabar lekiam. O šiaip tai turim kažkur iki 100 km pulsą, 5 trim, 5 pam, kažkur peisas. Ką žinau, sunku čia yra iš tikrųjų prisiminta trasa, nes 100% užmiršiu, kiek ratų bėgu ir 100% užmiršiu, kur bėgti. Tai, nežinau, matau daug problemų ateityje. Bet, kaip sakoma, žingsnis po žingsnio ir artėjam. Antras ratas, net ne antras ratas, čia aš praleidau, man atrodo, netgi vieną čekiną. Žodžiu, 10 kg, tai 2,5 ratų kažkur. Nesuprantu, čia miške bėgti, kažkoks transas. Žiūrėk, va, tik prie starto finišo kažkiek žmonių biškių yra, o čia tai buvo tai va. O tai va. Iš tikrųjų neįvertinau to psichologinio spaudimo bėgti miškį. Kažkaip bėgi, užsitranzuoji, nesupranti, kas vyksta. Bet bėgas gerai. Kažkur 5 pam, 5 km peisas. Pulsas taip irgi 100 pam, kartais 100 šiam. Bet taip stengiuosi pailsėti. Nu kaip pailsėti. Giliai kvėpuoti, neskubėti. Sakoma, maratonas dar neprasidėjo, bet normaliai, svarbu jėgų yra, geliukų turiu, nuotaika puikiai, oras išvis ledas, galvau lis, iki saulė šviečia. Jo, susimatysim, kai vėl prisiminsiu, kad aš kamerą turiu. Taip atrodo, kai iš paskos bėgi. Nu ką, turim trečią ratą. Čia buvo valanda su biškiu. 12 km, trečias ratas. Nuotaikos puikiai, biški pulsas iš tikrųjų. Biški pulsas aukštesnis negu norėčiau, bet aš daug ko norėčiau. Tai jis buvo žydės. Tai šausim pirmą geliuką. Žmonių mažėja ir jau jaučiu kaip po biški. Nu iš proto. Nu bet o ką. Kartais sveika išeit biški iš proto. Turim 17 km, kažkur 5 trim, 5 km peisas. Gal pradžiai buvo 5 pam kažkur, po to netyčia pagreitėjau iki 5 dvim. Tai po to apsiraminau ties 5 trim, tai 5 km dabar. Tai va, turim kažkur apie 100 pam pulsą. Nežinau, net kelintas ratas. Tvirtas, kažkas tokį. Ir bėgam jau valandą. Kiek ten buvo? Valandą 3:08. Viskas super, viskas puikiai, iki kito update. Tai va, turime 5 ratus, oficialiai pusę maratono, užtrukau 2 valandas. Peisas kažkur laikos apie tą patį, 5 km, kažkas tokio. Pulsas irgi 100 pam, 100 šiam, jau biškai didesnė pusė, kaip priklauso. Kojų būklė, nu, galėtų būti geresnė. Taip jaučiu biškai kairiai, oi, kažkas verda. Nu, žinau, tas pulsas laikos, nesu taip baisiai pavargęs dar, gėliukus valgau. Tarp kitko labai skanus obuoliai prie starto. Reiks paklausti, iš kur gal realiai tik obuoliai motyvuoja apibėgti ratą. Žiauriai skanus, reiks kitą ratą pasimkėlis. Reikia pasipildyti energiją.
Apie dar ne. Maratoną. Oh my god, gabuliai. Ne, šiaip peisas išliko tas pat. 5 kem. Pulsas šokinėja 100 PM, 100 šiam. Stabiliai laikos 6 ratai. Virš pusė maratono jau 2,5. Ja, 2,5 kilai. Turiu dar bananą. Šausiu giliuką. Nežinau. Šiaip ir gerai jaučiuosi. Ir nuotaika gera. Šeštadienis, žinot, toks šios. Bet tu nieko neveikti. Gal ir gerai jaučiuosi. Iki kito. Stoju. Nu ką, jau nupriejau prie tokio limito, kur gali sakyti, nubėgau 7 ratus, bet liko 3. Tai va, bėgam 3 ratą. Nu, pirmą, žodžiu, 3 ratai liko. Pulsas dar 150, 160, peisas maždaug 5 PM. Čia prieš finišą buvo 5,3. Šiaip nesu pavargęs, tik tos kojos tokios jau daros medinės, kur kiekvienas kalniukas jaučias kaip kalnas, o kiekviena šaknis jaučias kaip siena. Nu, va toks vaibelis. Bet tai, nu, normaliai. Judam. Miške vis dar nieko nėra. Žinau, kad vienas bėgau varžybos. Keisčiausias jausmas. Nubėgau prie finišo 2 žmonės. 2 prie maisto. Tai 2 prie finišo stovi. Viskas. Atrodo, kad dėl manęs jis susirinko. Biškai kaltas jaučiuosi. Bet nieko, laiko atžvilgiu. Judam puikiai, dar nėra 3 valandų. O jau turim 30 km. Tai liks 12 km. Ama 12 km per valandą subėgti. Nu kažkaip. Žodžiu. Judam, krutam. Davai, iki. Nu va, prasideda tas skanumynas, pats tas maratonas. Kanda maratonas. Judu, krutu dar. Bet kojos jau taip sulėtintai. Bet nieko. Liko 2 ratai. Antrą bėgu dabar. Tai visai puikiai. Pulsas chill, peisas palėtėjo 6,5. Nu, tai gal dėl to, kad buvau sustojęs atsigerti. Bet jau virš 6. Tai nežinau, kiek svajonė. Subėg greičiau 4 yra dar gyva. Pagerintas bus laikas, tai čia paliubom. Dar vienas ratas laukia. Aš galvoju. Dar vienas ratas laukia. Ja. Nu ką, publika. Paskutinis ratas. Paskutinį kartą bėgu pro šitą takelį. Paskutinį kartą lenkiu šitos medžius. Ai, nasis. Nu jau visas kojose, visas tūsas jau vyksta. O, ja. Paskutinis ratelis. Viskas. Tarp kitko, turim 3 valandas, kem 1 minutę. Tai yra 19 minučių iki 4 valandų limitą. Nežinau, ar spėsiu iki 4 valandų. Bet, blėt, bus marti. Bus taip žiauriai. Liko vienas galiukas. Pavalgiau stebuklingų obuolių. Ką? Atkaltų beliko. Ir viskas. Dar?
Tai dar strauda mūsų. Kiek liko tau? Viskas yra. Pagaliau. Sveikinam. Ačiū labai. Iškart pažymim ir atsistatymai. Super, ačiū labai. Pilno maratono finišavusių. Tiek, 7, galbūt 7. Visai neblogai. 4 minutės.